Jei nieko neprašomas ir neverčiamas skiriu tau laiko, dalinuosi savo žiniomis ir įgūdžiais, gelbėju tau neprašydamas atlygio, jau esu savanoris. Esu vienas iš tų, kurie turi vidinę paskatą padėti ar gyventi gražiau. Esu ar dar būsiu. Savanorystė, labdara yra vienas iš būdų mokintis imtis iniciatyvos. Iniciatyvos, kurios Lietuvai ypatingai labai trūksta, Lietuvos žmonėms. Pernai Teo iniciatyva atlikta apklausa apie savanorystę parodė, kad lietuviai ne tik geriau žino ir supranta savanorystės veiklas, bet ir patys mieliau stoja į savanorių gretas. Mums tikrai buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip krizė pakeitė požiūrį į savanorystę, ar žmonės sunkiau gyvendami mažiau nori vienas kitam padėti, ar labiau. Tai džiugu buvo tai, kad iš tikrųjų savanorystė tik tai augo. Tik idėja, tiek noras dalyvauti, tiek prielankumas ir faktinis dalyvavimas augo. Jeigu 2008 metais sakėsi, kad yra sudalyvavę veikloje 46% Lietuvos gyventojų, tai jau 2010 metų pabaigoje sakė, kad sudalyvavo 61% gyventojų. Lietuvoje kalbėdami apie savanorystę, mieliau sakome mes negu aš. Žmonės vis labiau linkę savanorystę laikyti gerbtiną veiklą, į kurią suaugę norėtų įtraukti ir savo vaikus. Įdomu, kad savanorystės idėjomis greičiau užsikrečiama provincijoje nei didmiestyje. Jeigu kiekvienas Lietuvos žinomas žmogus pasimtų bent vieną kokią nors problemą ir skirtų dėmesio tai problemai, jos sprendimui, mes turėtumėm, galbūt ne iš karto, bet po kurio laiko vieną kitą gerą rezultatą. Savanorystė tai yra gerumas. Tai yra paprastas žmogiškas gerumas. Tai yra kova ne už savo asmeninį, o už mūsų visų geresnį pasaulį. Tikra savanorystė nepripažįsta nei amžiaus, nei lyties, nei tikėjimo skirtumų. Čia būrėsi tie, kurie kalba širdimi ir savo darbais. O svarbiausia, jaučia žmogišką pareigą – būti reikalingi. Mes apskritai gyvenam tik dėl to, kad mes dalinamės ir kiti dalinasi su mumis. Tai jeigu tau sunku, kartais nereikia bijoti ir pripažinti to, ir paprašyti pagalbos. Kartais tu negauni pagalbos tik dėl to, kad tu galbūt jos nepaprašai. Tikrieji savanoriai teigia, kad viskas prasideda nuo pirmojo žingsnio. Reikia konkretaus projekto, savanorių išvažiuoti į užsienį, būti Afrikoje, dar kažkur, tada tai savanoris. O jeigu čia padarai čia savo kieme kažkam tai gerą, arba savo kaimynų, arba savo, nežinau, mieste, tai kokia čia savanorystė? Čia gyvenimas. Andrius Mamontovas kartu su kitais dainininkais ir atlikėjais vieni pirmųjų surengė labdaros koncertą Parama. Jis ir šiandien prisimena, koks saldus gerumas juos apėmė, kai už surinktas lėšas, nešini įvairiausiomis dovanomis, jie pravėrė vaikų namų duris. To pasimatymo ir ryšio reikėjo vaikams, bet dar labiau reikėjo mums. Prieš 15 metų mes dar tik mokėmės gerumo kitam, prisimena dainininkas. Tai, ką tu atiduodi, tu gauni atgal. Tai kuo tu nori daugiau gauti, to daugiau tu turi atiduoti. Ir tai gal žmonėm kartais tai atrodo paradoksalu, bet pasaulyje viskas paremta pusiausvyros principu. Jeigu tu nieko neduodi, tai tu nieko ir negausi. Tokia jauna karta, kokia ateina, tai kaip tie seniokai, dėduliokai mes ją bekritikuotume, jinai bus, ateis, pakeis, viskas bus gerai su ja. Ir viskas Lietuvoje labai daug jaunų, kūrybingų, giedrų veidų, kurie tikrai viską padarys. 2011 Europos komisija skelbia Europos savanoriškos veiklos metais. Lietuvos televizijos savanorių biuro veikloje panoro dalyvauti apie 300 dalyvių. Iki gegužės mėnesio toliau skelbsime atrankas. Jei nori ir gali tapti savanoriu, prisijunk. Kiekvienas žmogus vienaip ar kitaip brangina savo gyvenvietę, savo miestą, miestelį. Tad kodėl jam neužrašius linkėjimų? Mes esam Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus savanoriai. Mūsų idėja projekto turi 2 tikslus. Tai visų pirma, šviesti visuomenę, kas tai yra savanorystė, tuo pačiu pritraukti savanorių, kurių mums labai trūksta. Mums kyla idėja truputį patvarkyti mūsų stotelę kaimo autobusų. Švieskim ir sukurkim tokią vieną dieną, masinę, galbūt tokią bombą Vilniuje, padaryti kraujo donorystės rekordą. Skirtingose taškuose visoje Lietuvoje dalinamos yra vėliavos. Noriu pristatyti idėją, tai yra solidarumo žygį, kurio tikslas yra parama skurstantiems.
Mano savanorės pareiga tokia kaip ir arba pomėgis yra lankytis pas vaikus, kurie turi negalią, su jais žaisti, su jais bendrauti, elgtis kaip su kiekvienu visuomenės nariu, kad jie nejaustų jokios atstumties. Norėčiau pakviesti visus prisijungti prie Siauruko savanorių. Dabar klausiame, ką mums duoda savanorystė. 3 skirtingos gyvenimo patirtys ir jas vienijanti gija. Tie patys atsakymai, tik ištarti skirtingais žodžiais. Edita Mildažytė 10 metų perka ir parduoda bėdas. Jei tampi populiarus, imk ir įdarbink tą populiarumą, sako Labdaros ir paramos fondo Bėdų turgus steigėja. Reikia norėti padėti ir reikia padėti. Tai vat ir viskas. Man labai patiko tokia močiutė, kuri sako, aš neturiu ką daryti, tai aš primesgu kojinių vilnonių ir pirštinių gražių raštuotų. Bet aš žinau, kad galbūt nenorės, nepriims, nepatiks, tai sako, aš išeinu į skverą ir kur matau vaikai žaidžia tokie nelabai turtingi arba kokie žmonės seni, tai sako, aš padedu tas pirštinės ant suoliuko ir neva pamirštu jas. Tai irgi yra savanorystė. Aš manau, kad svarbiausias dalykas tai yra tikėti, kad ir vienas laukia karys. Jūs nenorėkit, kad jums pritartų visas pasaulis jūsų idėjai, nes aš manau, kad jai pritarė maždaug tiek, kiek pritarė jūsų bendraminčių ratas. Bet Geitsas turbūt su draugu pakeitė pasaulį sukonstravęs, ar ne, garaže kompiuterį pirmąjį. Vadinasi, sukonstruokit savąjį kompiuterį. Viskas veikia, jeigu jūs pats tikit, kad ta sistema gali veikti. Jeigu kur nors suklydot, pabandykit tą klaidą taisyti. Jeigu nepasisekė, pradėkit vėl iš naujo. Arūnas Matelis, kino režisierius ir prodiuseris, dokumentinės juostos Prieš parskrendant į žemę apie vaikus sergančius vėžių autorius. Po filmo rodymo per NHK kanalą japonų, po to nusprendė 100 Japonijos muzikantų už savus pinigus atvažiuoti į Lietuvą ir padaryti labdaros koncertą, kad surinktų tam tikrą lėšų vaikam, plus ne tai, kad jie dar patys aukojo pinigą. Man sunku švietot, pavyzdžiui, 100 žmonių iš mūsų, kas nors važiuotų savus pinigus, darytų koncertą, aukotų lėšas ir iš kur jie darė pinę origami, tas karpė gervitės vilties ir vežė tiem vaikam. Tai gera padaryti yra lengva ar sunku. Suprasti, kad gera padaryti yra ne tik tai gera, bet ir nėra sunku, o tas sunkumas yra malonus. Paulius Skruibis, jaunimo linijos direktorius. Kai 1000 valandų praleidau prie pagalbos telefono, įsitraukiau į jaunimo veiklą. Dabar tai mano darbas, pasakojo jaunimo linijos vadovas. Kartais gal į savanorystę žiūrima kaip į tokį visišką altruizmą, bet aš manau, kad žmonės dalyvaudami savanoriškoje veikloje, jie tikrai gauna daug patys savo. Ne materialių dalykų, bet ir ne tik tais ten naujų žinių, naujų įgūdžių, naujos patirties, bet gauna ir tokį pasitenkinimą iš to, kad daro kažkas, kame jie mato prasmę, kame jie mato kažkokius pokyčius atsirandančius, vykstančius, ar padedant kitam žmogui, ar bendruomeniai, ar šaliai visai.